Sveika. Nu, aš jau visiškai netoli jūsų. Ar tu jau vietoj? Aha, pasiruošę? Nu gerai, tai aš jau visiškai netrukus būsiu. Sveika. O, matai, jau visi pasiruošę laukia. Taip, nepaleidžiam telefonų. Ne, labas. Kaip aprengėte savo namus? Užuolaidos tai tarsi namų rūbas. Jos gali būti įvairių tekstūrų, įvairių stilių, įvairių spalvų. Jos pabrėžia charakterį ar atspindi namų šeimininkų stilių. Šiandien apie tai ir kalbėsiuosi su Elvyra, Laela, tekstilės dizaino studijos vadove. Šiandien čia ir svečiuojamės. Tai pasakyk, kodėl pasirinkai būtent šitą sritį? Tai aš gal juos nesirinkau, iš tikrųjų kažkaip, tai atėjo iš mano tėvų. Tai mano tėvai pradėjo šį verslą labai seniai, apie 30 metų atgal, ir aš jau augau su šito verslu, bet aš daug kartų bandžiau pabėgti iš šito verslą, prisipažinsiu. Kaip sekasi? Vis grįžtu. Vis grįžtu. Ir į skirtingas iš tikrųjų labai sritis buvau pabėgus, bet suprantu, kad tas jausmas, jisai kažkoks, tas jausmas kitoks, kai tu dirbi savo darbą, kurį supranti, kurį myli, o kartais ir nemyli, visko būna tikrai, bet tas efektas ir tas kažkoks pasitenkinimas viduje ir tu supranti, kai tu ateini kaip profesionalas, tu suvoki, ko reikia klientui ir tu jį perskaitai ir tu jautiesi pakankamai tvirtai šitoj, kaip sakyti, srityje ir tas suteikia kažkokio žavesio viduje ir tai nėra viena vienintelė sritis, kur dirbu, bet tai, ką atsinešei iš šeimos, ką brandinai daug metų, aš tą labai vertinu ir kai sakau, tai gali būti papildoma veikla ties kažkuo, bet jos pamesti tiesiog tikrai neverta. Nes tos žinios jos sukauptos per daug metų ir aš žinau, kad kad vertė klientui ir vertė dizaineriui ir savo, ir kitokia. Ir atrodo užuolaida. Čia kabo irgi daug pavyzdžių, visokių medžiagų. Nu ką, pasiėmei, pasikabinai ir kabo. Taip. Man, kaip paprastam žmogui, tikrai nenusimanančiam nei tekstūrose, nei spalvose, nei apskritai kas turi ir kaip dėrėti, tai užuolaida yra tiesiog labai toks praktiškas daiktas, bet kurį nuėmus pasidaro tokia kaip ir skylė namie. Elvyra, sakyk, kodėl pavadinimas yra tekstilės dizaino studija? Taip, tai kodėl tekstilės dizaino studija, tai buvo iš tikrųjų irgi skirtingų minčių ir diktuoja iš tikrųjų ir trendai kažkiek. Tai jeigu dabar yra interjero tekstilės studija yra populiariausias pavadinimas, 15 metų mes vadinamės visi užuolaidų salonais ir niekam nekildavo minčių, bet aš žinau, kad mes esam kitokie, kadangi pas mus eina šalimais interjero projektavimas ir aš pati irgi esu projektuotoja, aš kitaip suprantu klientą, kitaip matau erdvę ir man atrodo, kad tekstilės dizaino studija tai yra labiau apie tą pagalbą ir partnerystę su dizaineriu bei su klientu, kad papildyti jų darbą. Nes yra, mano bent jau nuomonė, yra kvaila manyti, kad tavo prekė arba tavo kažkoks produktas yra svarbiausias. Ir tu atėjai ir pagaminai kažkokias žalias, smaragdinės užuolaidas, nes tavo nuotaika buvo tokia, o klientui irgi panaši. Mes žiūrim nuo architektūros, užuolaidos prasideda. Jeigu tai yra privatus namas, tai tikrai tu matai kiemą, matai apželdinimą, jeigu jisai yra, matai fasadą, matai visą tą interjerą ir tik tada ateina užuolaidas. Tai yra tik dalis visumos, todėl jos negali būti, kaip sakyti, visą užgožiančių. Įmonė interjero sprendimais, kiek laiko jau esi versle? Realiai visą gyvenimą. O savo versle? Savo versle, įkūriau savo studiją pirmą 4 metus kažkur atgal. Tai nuo to ir prasidėjo toks rimtesnis verslas, kai tu supranti, kad verslas vis dėlto nėra tik tai specialybė. Nes kai dirbi pas mamą arba dirbi šiaip laisvai, freelancinau, tikrai daug metų freelancinau su užuolaidom, tai neturėjau, jokių būdų aš nesiūlau. Aš nemoku siūti iš tikrųjų ir tikrai čia nėra mano darbas. Tekstilės salonas ir nemoki siūti. Aš galiu papasakoti dar daugiau.
Aš dirbau balduose, baldų gamyboje ir atėjau kaip apmušėjai į mokymus ir man labai patiko, labai didelė įmonė, tarptautinė. Mes siūvom sofas po 10-15 tūkstančių eurų, be miegamojo funkcijos, kas tarsi tik dėl grožio. Ir aš atėjau kaip apmušėja ir galiausiai išėjau kaip buvau atsakinga už siuvyklą, nemokanti siūti, buvo atsakinga už siuvyklos darbą. Tai žinai, kas yra entrepreneris? Ne. Žmogus, kuris ieško sprendimo. Taip. Tai va, iš čia ir tavo verslumo genas. Taip, tikrai taip. Tai būtent, tai ir bet kokiu atveju, jeigu tu atsidarai kliniką odontologijos, tu nebūtinai turi būti odontologas. Tai va, tai yra apie tą patį užuodas. Mano mama irgi baigė nesiuva. Ir aš bandžiau, visos galimybės yra tai daryti, bet man trūksta kantrybės. Ir aš žinau, kad mano siuvėjas tai daro ženkliai geriau negu daryčiau aš. O aš gerai gaudausi spalvose erdvėse ir moku bendrauti su klientais. Tai va. Bet nuostaba yra ta, kad vis dėlto specialybė nelygų verslas. Tai galima būti labai gerų profesionalų, bet išsklaidysiu mitą, kad geras profesionalas bus geras verslininkas. Deja, tikrai ne. Ir pasirodo, būnant verslininku, tau reikia žinoti ženkliai daugiau negu tik tavo specialybė. Ir čia ne tik apie buhalteriją, nes visi galvoja, tai buhalteriją sutvarkyti. Ne, yra ženkliai daugiau negu buhalterijos tvarkymas ir marketingas, kas irgi yra beje jau visiems įkandamas dalykas, bet yra labai daug sričių, ką reikia išmanyti. Ir jos kartais būna labai keistos. Keistas. Taip. Bet kalbė apie tą laisvę būnant verslo savininku. Tu irgi pradėjai verslą, nes nori laisvės. Kokios laisvės tu norėjai tada ir kokią laisvę tu turi dabar? Ne, aš laisvės neturiu. Aš paskelbsiu, aš laisvės neturiu. Tu iš tikrųjų gali, laisvė yra kokia, kad tu gali daryti sprendimus, kurie tau patinka. Jie ne visada būna teisingi, bet tu pagal savo išmanimo lygį, pagal supratimą darai savo sprendimus ir galbūt tai yra laisvė ir ties tuo laisvė tavo ir pasibaigia. Nes tu privalai eiti į darbą, tu privalai mokėti atlyginimus, jeigu tu nesiki, kaip sakyt, apyvartų, tu privalai dirbti 3-5 daugiau pats, nes tau reikia sumokėti atlyginimus ir nieks tokios atsakomybės kaip tu neprisiims. Ir vis dėlto verslą aš sugretinčiau ne su laisvė jokių būdų, o su atsakomybėm. Taip. Rizika ir atsakomybė. Daug rizikos, daug atsakomybių, mažai laisvės, daug darbo. Tai kodėl tu savame versle, o ne dirbi samdomą darbą? Pasakysiu taip, kad visi nori pradėti ir kai tu pradedi, tu tiesiog įsivažiuoji ir iš inercijos važiuoji ir tada, kai tu nori sustoti, o būna taip dažnai, aš kelis mėnesius atgal norėjau parduoti visą verslą, uždaryti salonus ir tai būna, tarsi būna pakilimai ir nuopuoliai, bet tu suvoki, kad daug darbo padaryta ir šiai dienai sustoti būtų kvaila ir tu visada tikiesi to kažko, kad pavarom bus geriau ir taip yra geriau ir svarbiausia gal įvertinti, kiek tu pasiekiai, kas yra iš tikrųjų ir sudėtingiausia - sustoti ir įvertinti, kad vis dėlto metus atgal tu net pagalvoti negalėjai, kad pas tave bus 2 salonai. O 5 metus atgal aš net pagalvoti negalėčiau, kad pas mane nors ir vienas bus. Taip. Ir tu tiesiog reikia mokėti įvertinti, ką tu pasiekiai, kai būna nuopuolis dažnu atveju. Bet ar ateina tos juodos dienos, o taip, jos aplanko dažnai ir tarsi tau atrodo, kad viskas, pasaulio pabaiga. Taip. Bet supranti, kad tas įdirbis jisai yra ir tu privalai augti ir gal kol augi ir varai į priekį. Nes ir man šiaip atrodo, kad variklis visas būtent yra tame, kad tu kiekvieną dieną keitėsi, augi ir nestovi vietoje. Stagnacijos kol kas jokios nėra. Ir kiekviena diena yra skirtinga ir tikrai nenubudžia. Mes neturim kada nubudžiauti. Dabar, kai tu kalbi, aš tiek gaunu emocijų, man šiurpuliukai bėgioja apie tai, kaip tu apskritai suvoki savo kliento namus. Kad tai yra jų tokia kaip tvirtovė, šventovė, tai yra projektas. Ir, žinai, pakalbėsiu stereotipiškai galbūt, bet kai žmonės statosi namus, tai jie būna labai pavargę. Taip. Jie būna išsidraskę tarp visų vystytojų, statytojų, dizainerių, ko tik tais nori. Ir aš girdžiu dabar tave ir tu kalbėjai, kad tai yra, ta prasme, kaip, žinai, kažkoks tai toks šventas dalykas, į kurį reikia pažiūrėti, vat būtent taip. Ta prasme, aš apakus, koks nerealus.
Čia viskas priklauso gal nuo požiūrio, nes pas mus būna, kai klientai tikrai yra reiklus ir kaprizingi, visko tikrai būna, bet kai aš sakau, kad mūsų užduotis yra laiku pamatyti kliento kažkokį nepasitenkinimą ir nepriimti to asmeniškai. Nes tai, ką pasako jisai tau, nebūtinai tai yra tavo kažkoks, kaip sakyt, klaida. Dažnu atveju tai būna, kad, nežinau, montavo laiptus, sunervino meistrai ir ateini tuo ir tu suvoki tą emociją. Bet laiku pagauti klientą, laiku nuraminti klientą, nes užuolaidas tai ne 500 € investicija. Tarsi, suvokiant, kokiuose projektuose mes dirbam, tai būna ir 5, 10, 15 tūkstančių, tai yra pakankamai nemaži pinigai ir iš mūsų reikalauja tikrai, o mes ir atiduodam visą tai. Ir užuolaidas tai yra tik 20% viso darbo. Tai ir yra tas galutinis, kabantis, ne dalykas. Kabantis dalykas tai yra tikrai nedaug, o visa kita yra, kaip tu bendrauji su klientu, tavo pagalba klientų, tavo pagalba dizaineriui. Projektuojant dizaineriai, kaip sakyt, kreipiasi pas mus, kad jie žinotų, kad jiems nereikės perdarinėti kažkokių klaidų. Ir mes esam, tie partneriai, grinai partneriai ir klientui, ir dizaineriui, bet tai mūsų misija, vizija tokia. Mes nesam tik pardavėjai kažkokios prekės. Medžiagos, skuduro gamybos. Taip, mes seniai jau išaugom tai. Ir tikrai tu yra prekių, tai nežinau, kai aš sakau, apie kainas ale negalima šnekėti. Tai yra atvira. Tarsi, naktinės gali prasidėti nuo 20 € ir ten iki kokių ten 120 € ar ten 200 € Ir audinys yra audinys. Ir kabės jisai iš tikrųjų irgi panašiai. Bet viskas apie tai, kaip jisai įsilieja su interjerą, kaip jisai subtiliai su kitom medžiagom. Ir tavo užduotis yra pajausti tą medžiagiškumą kitų visų, kaip sakyti, ir tų baldų ir visa kita. Ir aš net žinau, kuriuose namuose, jeigu aš matau baldus kitų įmonių, aš jau žinau, kokius užuolaidus. Tai viskas iš praktikos. Ir dažnu atveju tu net tik įžengęs į namus, pamatai erdvę, pamatai klientą, išgirsti kelis sakinius ir tu jau žinai, kokią tiksliai jisai medžiagą išsirinks. Paklaida būna, nežinau, 2 variantai, 3 variantai, bet vienas iš tavo variantų tikrai bus tas, kur vienas iš, kaip sakyt, tinkamų. Bet grožis yra tame, kad tu leidi klientui išgyventi visą tą kelią su juo ir skiri jam 1-2, kad tai būtų jo pasirinkimas, ne tavo pasirinkimas. Nes klientas turi išjausti, ko jam reikia, ne tik, kad tai būtų gražus paveikslėlis, bet kad tai jam kažkokį sentimentą sukurtų. Galbūt tas audinys panašus, kaip pas jį vaikystėje namuose kabėjo. O gal kaip tik klientas nenori, kad tavo užuolaida primintų kažkokius buvusius namus. Tai yra viskas apie emociją. Nes namai tai yra ta vieta, kur klientas gyvena, kuria savo šeimą ir vystosi ir tarsi tai viskas apie gyvenimą, apie emociją. Mes negalim galvoti tik tais materialiais daiktais. Tu, Elvyra, esi šalia verslo, tu esi versle, tu esi su verslu ir jau daug metų, pradedant nuo savo šeimos, nuo savo vaikystės. Ir kokį vieną patarimą duotum žmogui, kuris mąsto ir svajoja apie savo verslą, apie tą jausmą, kurį gali suteikti savo klientui. Kokį vieną patarimą tu jam duotum? Nesusitapatinti su savo verslu. Irgi čia jau iš tos brandos tam tikros ateina, ką dažnu atveju dalis verslininkų yra amatininkai. Ir jeigu tu nori vystyti savo verslą, jeigu tavo tikslas yra vystyti verslą, tu privalai atsitraukti per žingsnį ir pažiūrėti iš šono. Jeigu tau pačiam nepavyksta, nebijoti samdyti kitų žmonių. Taip, skauda, taip nėra pinigų. Tarsi verslo starte pas visus nėra pinigų. Bet kartais, kai tu atvedi kažkokį specialistą, kuris pasižiūri iš šono, dažnu atveju jisai pasako labai skaudžių dalykų. Tau reikia ne dieną ir ne savaitę išgyventi su to jausmu ir suprasti, kad gali būti kitaip. Bet dažnu atveju tie patarimai būna labai taiklus. Ir tau tenka išgyventi per tą emociją, nes tu emocionaliai prisirišęs prie verslo. Bet verslas nelygų tu. Ir tai reikia suvokti. Ir dirbti sekmadieniais nėra normų. Ačiū tau labai iš tikrųjų, kad priėmei mūsų į šį saloną. Labai ačiū tau, kad dalinaisi savo istoriją. Aš tikiu, kad jinai įkvėps daugelį žmonių. Arba jie išgirs galbūt apie verslą iš kitos pusės.
Juk dažnai tikimės pradėdami savo verslus, kad jie bus vieni, o pasirodo realybė yra šiek tiek visai kita. Ir svarbu suprasti, kad jeigu tavo kažkokia mintis šiai dienai yra labai unikali ir tu darai kažkokį produktą, nepamiršk, kad kažkas kitas gali tą patį produktą jau kurti ir taip pat galvoti apie jį su emocija ir suprast, kad tu nesi vienas ir va tavo kažkokios, nežinau, kepurės, pavyzdžiui, ausytės siuvomas, jos yra labai, labai reikšmingos ir tu be to negali paleisti savo produkto. Tikrai ne. Paleiskite ir leiskite augti ir transformuoti savo verslą. Nereikia kurti nuo nulio tobulo produkto. Tobulų dalykų nėra. Tai yra labai dinamiškas dalykas ir leisk savo verslui tiesiog augti, bręsti kartu su tavim ir tavo asmenybė. Kaip Elvyra ir sakė, verslas yra gyvas organizmas ir verslo savininko atsakomybė yra duoti leidimą jam augti ir transformuotis. Tuomet augsime ir transformuosimės kartu su juo ir mes, verslo savininkai. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjote šiandieną mus ir iki kitų kartų.